Kieno tai pareiga? Nematomas ir nemokamas darbas. Jis vyksta kasdien. Tvarkingi namai, nes kažkas tuo pasirūpino. Valgiai pagaminti, drabužiai išskalbti. Vaikai prižiūrėti. Slaugomi senyvo amžiaus žmonės. Padedama žmonėms su negale. Šie darbai būtini, kad mūsų gyvenimas tekėtų ramia vaga, tačiau dažnai nepastebimi, nevertinami, neatlyginami ir vis dėlto neįkainojami mūsų namų geroviai. Štai Eglė, 2 vaikų mama. Jos rytai prasideda chaotiškai. Reikia suruošti 4-metį Tomą į darželį, 9-metę Emą į mokyklą. Tuomet į darbą, kur jos laukia vis ilgėjantis užduočių sąrašas. Pietų pertrauka Eglei nepolsis. Tai prireikia nuvežti kostiumą dukros pasirodymui mokykloje, tai pasirūpinti vaistais ir procedūromis ligotai mamai. Pareigos veja viena kitą. Po darbo ji vėl skuba. Pasimti vaikus, nuvežti į būrelius, sustoti parduotuvėje, pagaminti vakarienę, skalbti, tvarkytis, padėti ruošti pamokas. Ir dar atskirai gyvenantys vyro tėvai. Reikia juos aprūpinti produktais, vaistais, sutvarkyti namus. Eglei patinka jos darbas. Ji norėtų tobulėti, kilti karjeros laiptais, būti sėkminga. Deja, neturi tam laiko ir galimybių. Kartais tenka net kelioms valandoms išbėgti iš darbo, kai suserga vaikai ir ligotai mamai prireikia skubios pagalbos. Vadovas žiūri skeptiškai, per mažai įsitraukusi, neskiria pakankamai dėmesio darbui. Paaukštinimas? Ne jai, nors ji dirba iš visų jėgų, visur. Kodėl taip nutinka? Dėl šeimos ir pareigų derinimo problemų darbe turi 1/4 Lietuvos gyventojų ir su jomis susiduria daugiau moterų nei vyrų. Nes nemokami priežiūros ir buities darbai dažniausiai tenka moterims. Lietuvoje savo vaikus ar anūkus, pagyvenusius ar su negale žmonės kasdien prižiūri 34 procentai moterų ir 25 procentai vyrų. Dėl priežiūros pareigų moterys dažniau renkasi dirbti ne visą darbo dieną, atsisako karjeros galimybių. Trumpesnis darbo laikas, mažesnis darbo užmokestis, menkesnė pensija, toks atlygis už nemokamą priežiūros darbą namuose. Ir nors šie rūpesčiai nėra atlyginami ar pripažįstami kaip darbas, jie reikalauja daug laiko ir jėgų. Visa tai kaupiasi iki nuolatinio nuovargio, streso ir emocinio perdegimo. Kas tai lemia? Priežiūros pareigų pasiskirstymą veikia tradiciniai lyčių vaidmenys. Įsitikinimas, kad moteris gimsta rūpintis, o vyrai uždirbti, formuoja ir šeimos sprendimus ir darbdavių lūkesčius. 44 procentai vyrų mano, kad rūpinimasis namais ir šeima yra moterų atsakomybė, o kad vyrui daryti karjerą turėtų būti svarbiau nei pasirūpinti vaikais, teigia 1/3 Lietuvos gyventojų. Palaipsniui stereotipai kinta. Nors 43 procentai Lietuvos gyventojų norėtų lygiaverčiai dalintis priežiūros pareigomis, tačiau pokyčiai vyksta lėtai, nes trukdo ir kitos aplinkybės – nepakankamos ir nelankščios priežiūros paslaugos, šeimai palankių priemonių trūkumas darbovietėse, nevienodas moterų ir vyrų užmokestis, trukdantis proporcingai dalintis priežiūros paslaugomis šeimoje. Visa tai sukuria užburtą ratą, iš kurio išeiti nors sunku, bet būtina. Kaip galėtume keisti situaciją? Pokyčiai prasideda nuo mūsų pačių. Nuo atviro pokalbio šeimoje apie atsakomybę, priežiūrai skiriamą laiką, krūvį, iki realių veiksmų, tolygiai dalinantis pareigomis. Taip pat pasinaudoti valstybės, savivaldybių ar privačiomis priežiūros paslaugomis. Deja, Lietuvos gyventojai 3 kartus rečiau naudojasi šiomis paslaugomis, lyginant su ES vidurkiu. Teikiant pagalbą šeimoms, valstybės ir savivaldybių vaidmuo yra ypatingas. Gerinant priežiūros paslaugas, svarbu pripažinti nemokamų darbų vertę ir teikti pagalbą. Plėsti papildomas, kokybiškas ir savalaikės paslaugas prižiūrintiems asmenims. Skatinti darbdavius sudaryti lankstesnes darbo sąlygas. Teikti pagalbą asmenims besirūpinantiems artimaisiais. Tik tada nematomas darbas taps matomu ir nebereikės klausti, kieno pareiga.